slaptą tikslą, kurio niekada taip žodžiais neišreiškiau, bet dabar, kai praėjo 20 metų, norėčiau pasakyti. Tokį tikslą turiu, kad šitos parodos, šitie susiėjimai turėtų paruošti dirvą, kelią naujam Lionginui Šepkai atsirasti. 21 amžiaus Lionginui Šepkai. Kas juo bus, dar tikrai neaišku. Ir kyla klausimas iš viso, ar jis toks bus. Bet tikėkimės, kad bus. Lionginas Šepka tokiu talentu tapo be jokių parodų, be jokių seminarų, iškilo spontaniškai, netikėtai, su didžiuliu proveržiu. O štai mes, atrodo, organizuojame, mokomės, žiūrime, stebime vieni kitus, bet galbūt to ir reikia, nes jau tai nėra to, kas buvo 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pirmojoje pusėje, trūkinėja tie ryšiai, saitai su senaja kultūra. Pas mus ateina pasaulis ir mes išeiname į platų į pasaulį ir galbūt dar reikia palaukti, dar reikia padirbėti, kurti ir galbūt ne mes, bet mūsų vaikai ir anūkai sulauks 21 amžiaus Liongino Šepkos pasirodymo. Šiandien skelbsime 20-ąjį laureatą. Dalyvių turime per 400 per visas parodas. Eksponavo jie daugiau negu 3000 darbų, įvairiausių darbų ir turime 2 kart Liongino Šepkos premijos laureatą, tai Saulių Lampicką, kuris yra čia tarp mūsų. Dalyvis šiemet irgi dalyvauja, tai Vytautas Jackūnas. Iš komisijos narių irgi išlikom keletas dinozaurų ir kurie, kaip sakyti, žiūri ir kritikuoja, ir gėrisi, ir sprendžia. Aš manau, kad nebus labai žiaurus ir dar, sakykime, paliksite ir 21 metai tą komisiją. Ką jautė medžio drožėjai toje parodoje, kokie jų įspūdžiai praėjus 20 metų, nes tikrai ta pirmoji paroda tai buvo didžiulis mums iššūkis, nes pirmą kartą organizavome, pirmą kartą reikėjo taip sustyguoti ir turiu iš karto pasakyti, kad ne viskas taip jau mums pavyko, nes mes padarėme tokį žygį, kad reikėjo medžio drožėjams atvežti čia savo kūrinius, tada atvažiuoti į parodos atidarymą iškilmingą, ten paskelbėme laureatą, jų netgi 2 buvo pačioj pirmoje parodoje, kadangi komisija nepriėjo vieningos nuomonės. Ir kitas dalykas, dar po mėnesio medžio drožėjams vėl reikėjo atvažiuoti pasiimti savo darbų. Tai va, kokias mes išlaidas medžio drožėjams pirmaisiais metais sudarėme. Žmogus užauga ir subręsta, o kas atsitiko skulptūroje? Aš dabar sėdžiu ir galvoju. Žinoma, visi kūrėjai būtų turbūt kaip kūrė, taip ir kūrė. Jeigu ir nebūtų Šepkos konkurso buvę ir daugybės kitų dalykų nebūtų buvę, tik nežinau, ar turėtumėm šiandieną tokią skulptūrą, medžio skulptūrą, talentingų tiek meistrų, jeigu kas nors periodiškai nekviestų pasimatuoti. Konkursas pirmiausia yra savęs pastatymas greta kitų, talentingų, jaunesnių, galbūt ir gabesnių, bet kiekvieną kartą yra savotiškas iššūkis kiekvienam žmogui, kiekvienam meistrui, kuris atvažiuoja pasimatuoti, savotiškai pasimatuoti, kas aš esu Lietuvos masteliu paėmus. Lietuvos liaudies kultūros centras paskatino kitus kraštus, kitus regionus taip pat atsirasti tokiems konkursams ir Riaubos vardo konkursą Plungė daro ir kitų reiškinių atsirado Lietuvoje. O šita tradicija 20 metų sąžiningai ir gražiai tęsiama, iš tikrųjų šiandieną galime džiaugtis, suformavo jau brandžius meistrus ir kaip ir pridera meistrams turėti savo mokinius. Tai labai džiaugiamės, kad jau kelintam konkursui atkeliauja mokinių darbai ir ateina jauni žmonės.
Prieš turbūt metus salė pernai startavo sidabro vainikėlis. Respublikinės parodos konkursinės taip pat galimybė ateiti jaunam kūrėjui, kuris negali stoti iš karto į vieną gretą kaip brandus ir užaugęs meistras. Tai galimybė savo amžininkų tarpe taip pat pasimatuoti ir išryškinti geriausius. Bet jaučiuosi kaip šventovėje. Dabar jau šitoj alėja jau dvi šventovės ir būtent ta šventovė auga prieš 20 metų, kai buvo, tai prisimenu, be abejo, tarp tokių žmonių buvus susitikus ir vis tiek įspūdžiai neišdildami. Ir per 20 metų išaugo, kaip tas vaikas užauga. Dėkingas jums, kurie atvyksta, ir ypatingai dėkingas muziejaus darbuotojams, Nijolei, kad sugebat sukviesti šiltai. Daug renginių čia vyksta, toje pačioje salėje mūsų. Ne tik tai drožėjų dovanojimai ir pasveikinimai, bet muziejus ne tik tai saugotas, bet ir kūrėjas kultūros. Tai yra labai daug. Daug yra reliatyvumo. Reliatyvumo, ta prasme, priklausančio ir nuo vertinančio asmenybės, ir nuo menininko, ir tas santykis vertinančio su meno kūriniu yra dažnai ir problemiškas, ir tarkim, į tą patį kūrinį po praėjus 2-3 metam galbūt žiūrėsi kitaip, negu žiūrį šiandien. Deja, taip yra ir galbūt čia kai kam atrodys keista, bet yra kaip yra. Ir sakau, Vytautas Valius visada šitą pabrėždavo. Jų tradicijų, sakyti, taip biurokratiškai kalbant, ar tai raidos, ar tai praturtinimo. Ir štai, kada atsiranda tas Šepkos vardas konkursė, ar netgi tam pačiam parke, vėlgi atsiranda problema suvokimo tos jau Šepkos tradicijos. Ir aišku, ir man atrodo, kiekvienam aišku, kad padengti skulptūros paviršių ornamentais ar panaudoti kažkokį tai motyvą Šepkos, tai dar toli gražu nereiškia tęsti jo tradiciją. Turi būti kažkokia vidinė tąsa, vidinis santykis ir su Šepka iš vienos pusės, kitos pusės iš paveldo tradicijos, o ypatingai svarbu būtent liaudies meistro, liaudies kūrėjo ir talento, ir suvokimo, ir įsigilinimo. Tai nereiškia, kad kūrėjas dalyvaudamas ar kažkur tai bandydamas atliepti tą tradiciją, jis turi bėgti tik į priekį. Iš tikrųjų reiktų leistis gilyn. Ir kuo gilyn labiau leisis, kuo labiau ieškosi tą savo vidinių sąsajų, tuo labiau į priekį eis ta kūryba. Tokia mintis man pinasi ir jinai pagrįsta, nes sąrašuose istorijoje jau vieno puslapio jiems nebus. Tai ir gaila, o iš kitos pusės rimtai šnekant, tai visų tautodailininkų vardu lenkiu galvą ir valdžiai miesto, ir valdžiai kultūros, ir valdžiai muziejaus. Dėl ko? Dėl to, kad menininko svajonė, kad visa tai, kam aukoja gyvenimą, būtų prasminga. Ir visada žiūrėdamas į Šepkos likimą, stebėsi, kokias kančias žmogus gyvas pergyveno savo kūrybos kelyje. Ir kaip jam pavyko, kad jis turi tokį muziejų parankiai, pašoniai, va dabar. Kūryba visa vienoj vietoj, kurią gali matyti, kurią menininkas gali atvažiuoti mokytis, o turistas atvažiuoti ir žavėtis. Dalykus, kurie čia surengti, ne vien tik paroda ir menas, bet dar ir analizė, dar seminarai. Dar kažkokie susitikimai su išliekamai medžiaga apibendrinančia, su menotyrininkų nagrinėjimu ir gilinimusi. Va dabar jau kaip Tautodailininkų sąjungos atstovas šneku, tautodailiai to labai reikia, šiandien ypač. Dalis, kas čia vyksta, ji yra labai rimta, ji labai rimtas darbas. Gimsta leidiniai, gimsta bibliotekose pėdsakas, kuris išliks. Ir kiekvienam tautodailininkui tai yra sapnas, svajonė, lūkesčiai ir išvis gyvenimo prasmė. Ačiū visiems.